pabandysim iškepti duoną, duonelę tokiu šiek tiek kitokiu būdu. Praeitą kartą mes rodėm, kaip kepam tokį, pavadinkim, kaip ir skardoje, folijoje. O šį kartą tiesiog pabandysim pačiu paprasčiausiu būdu tokį bandyti išgauti vos ne lavašą. Tai mums reikės vandens, miltų ir druskos. Ką darom? Imam miltus ir tiesiog supilam kažkokį kiekį. Šiek tiek druskos. Užpilam vandenį. Minkom, kol išgausim kažkokią vienalytę tokią masę, nes dabar tiesiog dar yra atskirų tokių miltų gumulėlių. Ką, išminkiam tiesiog vieną duonelės paplotėlį. Ką padarysim ir su kitu. Miltai. Drusko šiek tiek. Vanduo. Na ką, išsiminkiam porą tokių duonelės paplotėlių ir prieš tai mes tiesiog prieš porą valandų į laužą įmetėm tokį gan didelį akmenį. Aplink jį tiesiog kūrenom laužą ir dabar pamėginsim kept ant jo. Nusivalom nuo pelenų, dulkių. Ir dedam paplotėlius. Paliksim paplotėlius net nežinau, kokie 10 minučių. Praėjo kokias 5 minutės ir tiesiog žiūrim. O, viena pusė puikiai kepa. Bandom apversti. Ir kitą pusę palaikysim dar daugmaž tik pat, gal kiek ilgiau. Na ką, kokias prabėgo 7 minutės ant kitos pusės ir panašu, kad jau čia daugiau kaip ir nebereikia. Karšta. Taip, jau duonelė taip iškepusi, bet ragauti jos kaip ir dabar nepavyks. Tai štai ką gali tiesiog padaryti turėdami miltų, vandens ir druskos. Tikrai skanu?